Tuoj pabandom. Mes turim iš karto tokį vaizdą. Ir iš principo, kaip anksčiau ieškodavom visų monetų, dabar galima tiesiog šitoj platformoj susirasti. Tai čia yra nauji, kurie sukurti, bet dar nieko nevyksta. Būna tik tai pavadinimas kartais. Šitie jau yra atfiltruoti ir šitie, kur jau Dexter Screener'e išleido, tarkim, pinigų. Tai jeigu mes žiūrėtume jau praeitą kartą kažkiek rodžiau, matom visur žali ženkliukai, tai Honeypot, Verified, Renounced, top 10-22% laiko. Snaiperiai tik tai 8 yra likę ir mes iškart galim paanalizuoti šitą monetą. Ji pradingo, jau nebeatitiko kažko. Paimsim šiandienos šitą. O ne, čia kiek paveiksliukų daug. Įdomu, ar užėjot kas nors šitą ar neužėjo. Tai svarbiausia, kas ką reiškia ir kuom šitą platformą man dabar patinka, nes mes turim viską vienoj vietoj. Čia galim iš karto pamatyti X platformą, čia svetainė, čia Telegramas, čia Etherscanas, jeigu greit reikia įsijungti, pasižiūrėti. Su ją galima ir pirkti, aišku, jeigu norisi. Gan greita yra ir svarbiausia, prie ko mes pereinam, prie duomenų. Reikia žinoti, kas ką reiškia. Tai panašiai kaip Dexter Screener'e, čia yra holderiai, čia yra top traderiai, kurių dar nerodo tiesiog informaciją ir kiek devas turi tokią. Visada turim čia šalia rodiklytę ir išmeta mums papildomą tokį skyrelį. Aš šiandien apie tai norėsiu. Matom, pavyzdžiui, top 10% laiko 17,7%. Čia jau yra vienas indikatorius, tarkim, jeigu pradėtų pardavinėti, aš dabar jeigu laiku SPSN, dalinome šiandien čiate. Aš tiesiog nepataikau, sakiau, užeisiu prie 105 ir pakrito iki 115 market cap'o ir nebenupirkau. Realiai nenukrito iki tiek, kiek laukiau ir vėl išvažiavo į viršų. Tai jeigu čia pradėtų kristas procentas, reiškia top holderiai jau masiškai nusimetinėja, jeigu iki 1-2% viskas gerai, bet jeigu virš 2-3%, reiškia jau pradeda nusimetinėti šitą monetą ir gali tiesiog sugriūti. Turim dabar mes šitą visą eilę ir pabandysiu paaiškinti, kas ką reiškia. Kolsai tai yra skambučiai, aišku, dabar kol kas, kadangi yra nauja, labai mažai duomenų, trackingo nieko, čia devas, smart irgi nieko, aš paimsiu kitą monetą, nes dar čia yra biški, yra nauja moneta ir biški trūksta duomenų. BC Owners, čia yra įdomus dalykas, tai reiškia, kad BC reiškia Blue Chip Owners, reiškia šitos piniginės, kurios supirkinėja, taip pat turi ir kitų monetų, vadinamų Blue Chip monetų. To ir parodys, ką turiu omeny. Snaiperiai matom dar 52. Snaiperiai čia turi matytis irgi, čia tiksliau matosi. Iš viso buvo 52, ir iš šitų snaiperių 6 dar laiko. Visi kiti arba dalį pardavė,